Sveiki, jūs žiūrite laidą Viešas interesas ir tęsiame pokalbius su naujos vyriausybės, naujais ministrais. Šiandien su mumis Kęstutis Mažeika, naujasis žemės ūkio ministras. Sveiki. Sveiki. Pradėsime ir kalbėsime galbūt ne tiek apie žemės ūkį, kiek apie platesnius dalykus, plauksime į platesnius vandenis. Ir žinoma, jums kaip Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikui, pirmas klausimas turbūt apie tą situaciją, kuri dabar klostosi aplink buvusi partijos pirmininką Saulių Skvernelį. Kaip jūs vertinat tą situaciją, ar panašiai kaip pats Saulius Skvernelis, kuris šiaip sako, kad jam čia tikėtina kerštaujama, jis piktinasi tomis priemonėmis, kurios jo atžvilgiu pritaikytos, tikrai drastiškai skamba tos priemonės, drastiškai atrodo, jo manimu jos yra perteklinės. Na, žinoma, aš suprantu, kad tai yra teisėsaugos problemos, bet kaip jums iš šalies atrodo, ar taip gali būti panašu į kažkokį susidorojimą? Na, iš tikrųjų, turbūt tas pirminis šokas, kurį išgirdom, turbūt ir didelį dalis visuomenės pamačiusi, buvo ir sunku patikėti galbūt, ir dabar dar kartais įvairių minčių kyla, bet nesinori vertinti, kaip čia yra, ar čia gerai ar blogai, ar per griežtai ar ne per griežtai kai kurios priemonės. Turbūt tai atsakys teisėsaugos tyrimas, bet iš principo turbūt tai yra didžiulis smūgis visų pirma demokratams. Ir mes tikrai tą, kaip sakant, suprantam. Bet įdomi detalė, kalbant apie politiką ir politinę komunikaciją, tas smūgis jau įvyko, ar jis dabar tęsiasi? Na, aš manau, kad jau įvyko, nes tikrai mes kaip politinė jėga, kaip politinė partija, visiškai nieko bendro su tuo neturim ir buvo čia bandymų prikabinti, kad lygtais ir negalima manęs skirti, čia iš oponentų mūsų Seime liberalų, kad negalima skirti dėl kažkokių tai neva, kad mes ten vienoj buvom partijoje ir kažkur tai esame frakcijoje su buvusiu kolega, tai tikrai, ta prasme, jokio kažkokio tai ryšio su tuo nėra ir negali būti ir mes tikrai atsiriboję nuo žinant, kad dabar ir nebe frakcijos, nebe partijos narys Saulius ir tai turbūt neturi nieko bendro ir procesuose, kurie vyksta dabar, jis nedalyvauja ir niekaip nėra susijęs. Tai, ta prasme, jis užsiminė, kad dalyvaus rinkimuose ir savivaldos ir kitose. Ar jūs matote galimybę, kad jis tai darytų kartu su Demokratų sąjunga? Aš nematau tokios galimybės, nes tai net ir turbūt tos žinutės jo pirminės apie karjeros pabaigą, tai turbūt irgi tam tikra logika matosi, nes žinant, kiek procesai užtrunka, bet galbūt jis žino daugiau, galbūt jau susipažino su medžiaga ir galbūt ten nieko nėra ir jis jau daro kažkokias tai galutinės išvadas, bet turbūt tas išvadas turi pirmiausia padaryti teisėsauga institucijos, o tada jau turbūt aš net nebejoju, kad vėlgi ir kitos partijos gali bandyti prisivilioti, vis tik yra politikas su tikrai didelė patirtimi ir jeigu tas visa situacija baigtųsi taip, kad jisai, kaip sakant, įrodytų savo nekaltumą, tai manau, kad turėjome ir partijų, ir atskirų politikų, kurie tikrai sugrįžo ir pakankamai sėkmingai politikavo. Bet jūs kaip tik paminėjote svarbų dalyką, sakėte, kad jis daug patirties turintis politikas, daug kas jo norėtų. Ir dabar iš tikrųjų prisiminkime Seimo rinkimus, labai daug kas priklausė nuo Sauliaus Skvernelio sėkmės, kalbant apie Demokratų sąjungos vardan Lietuvos sėkmę. Taip, ne vienas apžvalgininkas pripažino, kad ir komanda buvo stipri, kalbant apie kandidatus į vykdomąją valdžią, ir mes matėme tus kandidatus vykdomoje valdžioje dar Gintauto Palucko vyriausybės laikais, ir taip atrodė gerai, aš pritariu tiems, kurie sakė, kad komanda atrodo gerai, bet vis dėlto turbūt daug kas pripažįsta ir tai, kad į Seimą vis dėlto Demokratai pateko kaip nauja sąlyginai partija, kodėl sąlyginai iš tikrųjų nauja buvo partija, pirmiausia dėl pirmininko įdirbio, dėl pirmininko populiarumo. Ar dabartiniai situacijoje jūs matote perspektyvą patekti į Seimą po 2,5 metų vykstančios rinkimuose? Net nebejoju ir tikrai matant mūsų kol kas laikinai einančio pirmininko iki Liepos 25 dienos pastangas Virginijaus Sinkevičiaus, jo taip patgi patirtis ir dirbant ministru vyriausybėje ir komisaru,
aišku, Lietuvai, na, jam būnant Europos komisijos nariu komisaru, na, atrodė tikrai padarė didžiulį pokytį ir matėme Uršulos von der Leyen vertinimą, kad jis buvo vertinamas, na, iš 3 geriausių komisarų iš viso kabineto ir jį buvo dedamos tikrai didelės viltys ir atsiliepimai ir matant kiek ir mums, ir konkrečiai man, su žemdirbių bendruomenė reikėjo komunikuoti su žemės ūkio komisaru vienu ar kitu, ar komitetais Europos koridoriuose, tikrai matėsi jo lyderystė, matosi jo žinojimas ir tas paprastumas. Jūs negalite negirti partijos pirmininko. Ne, aš sakau, jeigu jūs paklaustumėte tų mūsų ūkininkų atstovų, žemdirbių atstovų, kurie kartu buvo, jie paliudytų tą patį, nes kartu buvom, kaip sakant, ir tai buvo bendras interesas, nes žinant tą situaciją su žemės ūkiu, su tais iššūkiais, tai tikrai ta pagalba iš jo buvo, nors jis, nors tos ir ties ir nekuravo, bet kaip kabineto kolegoms, tas bendras bendravimas ir tas kontaktas, kuris buvo, tai tikrai buvo džiugu. Bet jūsų partija pirmininką renkasi iš esmės iš vieno kandidato, tiek Virginijus Sinkevičius yra realus pretendentas ir einantis tas pareigas, ar yra dar kas nors, kas, tiek pat turi galbūt įtakos, populiarumo, galimybių eiti tas pareigas? Ne, tai kandidatų iškeltų yra daugiau, yra ir Linas Kukuraitis, ir Lukas Savickas, tai mažiausiai 3, gal net ir 4 yra kandidatai, bet turbūt dauguma skyrių ir aš pats remiu konkrečiai Virginijų su jo patirtimi, nes žinant, kad ir Lukas, ir Linas lygiai taip pat yra ministrai, tai manau, kad būti ministru ir pirmininkų partijos, tai tikrai turbūt didelis krūvis, juolab, kad sektoriai ir lūkesčiai yra didžiuliai, programa, ką ir girdėjome Seime, yra lygtais likę 2 metai, bet programos punktų tiek, kad visiems 4 metams darbo užtektų, tai tikrai tas turbūt laikas yra nedėkingas tame, kad per tuos 2 metus turime koncentruotis į greitus darbus ir tam skirti kažkur tai laiką pirmininkavimui partijos, nes juolab vėlgi artėja, žinom, ir savivaldos rinkimai, po to Seimo rinkimai, tai tikrai iššūkių bus daug, tai manau, kad šioje vietoje ir logiškiausias sprendimas ir pagal kompetenciją, pagal turbūt žinojimą yra Virginijus Sinkevičius. Kitaip tariant, užkulisių tyrinėtojams galima drąsiai sakyti, kad Kęstutis Mažeika šitoje partijoje yra Virginijaus Sinkevičiaus žmogus. Jeigu taip, turbūt galima sakyti, nes tikrai pažįstu aišku, visus pažįstu kolegas minėtus kandidatus, bet turbūt daugiausiai kartu dirbti ir pasiekti rezultatų pavyko su Virginijum Sinkevičium, tai turbūt natūralu. Kalbant apie sritį, kurią atėjote jau vadovauti, žemės ūkį, ar planuojate ginti Lietuvos žemdirbių interesus Briuselėje, net ir tada, kai tai kirsis su Europos komisijos oficialia politika? Ir jeigu taip, tai kokie tai būtų dalykai? Taip, tai yra svarbus dalykas ir jau matėm ir žemdirbių bendruomenės nepasitenkinimą ir matau nerimą, iš tikrųjų, kad situacija ateinančiam finansavimo laikotarpyje gali ir blogėti, bet čia priklauso ne tik nuo žemės ūkio ministro, bet ir turbūt ir vyriausybės pozicijos ir prezidento, nes prezidentas derasi, kaip sakant, dienos pabaigoje dėl visko, ko būna išsikalbėta ir maždaug projektas. Tai akivaizdu, kad likome Lietuva ES mažumoje, tik tai 4 šalys, kurios vis tik yra už tą atskirą bendrą žemės ūkio politiką, kad būtų tie 2 ramsčiai, kad atskiras biudžetas ir žinotume, kad tai yra orientuota į žemės ūkio transformaciją, bet akivaizdu, kad jau tas procesas eina link to, jau bus bendras šalies finansavimas ir tai eis ir ekonomika ir visi kiti sektoriai. Ir čia vėlgi turbūt signalas ir mūsų vyriausybė ir visiems politikams, kad vis tik turime, jeigu mes pripažinome žemės ūkį kaip nacionaliniam saugumui svarbiu sektoriumi, reikšmingu sektoriumi, tai turime ir pasižiūrėti finansiškai. Ir dabar turbūt pirmas rodiklis tai bus dėl tos pačios naftos kainos padidėjimo ir trąšų kainos padidėjimo, tas anglies mokestis, kur Lietuvai dabar matome jau
turbūt va čia artimiausiom dienom bus galutinis sprendimas, bus skirta apie 10 milijonų eurų ir su galimybę valstybei prisidėti dar 200%. Tai turbūt tai bus tam tikras signalas ir žiūrint į kitų šalių praktikas, prancūzai, tos tokios vedančiosios šalys, jos ir tą matydamos lygiai taip pat daro, kad vis tik žemdirbių tas smūgis žemdirbiams dėl trąšų ir kuro buvo ypatingai didelis, plus elektros kainos, prisiminkim, lygiai taip pat buvo didžiulis, grūdų džiovinimas ir visa kita, o galutinio produkto, tai yra grūdų, pieno, mėsos kainos, taip sakant, dar seniai tai blogai nebuvo, kad visos yra žemumose. Ir tie paskutiniai 2-3... Pirkėjams gerai visai parduotuvėse, maisto parduotuvėse. Blogiausia, kad pirkėjai to nepajautė. Tai va čia turbūt ir yra didžiausia šios turbūt lygties nežinomasis, nes tos tarpinės grandys amortizavo savo, kaip sakant, kaštus galutinės sąskaitos atžvilgiu ir nukentėjo pirminis gamintojas. Tai yra ūkininkas ir šioje vietoje turbūt tam tikras Europos komisijos signalas ir yra, kad vis tik reikia gelbėti pirmąją tą grandį, nes matant, kiek ūkių patiria sunkumus, užsidaro, išsiparduoda ir tai nekalbam tik apie mažus ar šeimos ūkius, bet jau ir įmonės, ir bendrovės yra tikrai ant iššūkių ribos ir vien matant paskolų poreikį. Mūsų Iltės pagalbos paketas, matom, kad jis yra šiandien dienai per mažas, per lėtai veikiantis ir tai yra vėlgi dar vienas iš pirmųjų darbų, kur turėsime išspręsti, kaip ištiesti tą pagalbos ranką ir tą finansinį mechanizmą pagreitinti, kad ūkiai galėtų realiai susibalansuoti savo tą egzistavimo klausimą. Bet iš esmės Lietuvos žemės ūkio politika, ar sutinkate su tuo, kad ji buvo ir yra ilgą laiką labiau orientuota į stambius paramos gavėjus, o ne į kaimo stiprinimą? Tai turbūt susiformavo dėl to pačio biurokratinio mechanizmo, nes tam smulkiam, paprastam ar mažam šeimos ūkiui, gauti paramą, pasirengti investicinius planus, projektus ir visas tas procedūras, tai yra kryžiaus kelias ir tai daug kas praktiškai bijojo rizikuoti, o didesnieji, kurie, kaip sakant, ekonomiškai greičiau pasiskaičiuoja, galbūt labiau netgi ir tas finansinis išprusimas šioje vietoje, rizikos nebijojimas, ir padarė tą didelę atskirtį ir matom tų mažųjų ūkių nykimą šiandien dienai ir jie turbūt yra pasiekmė to, kad jiems išgyventi prie šių kainų praktiškai yra neįmanoma tų pajamų, o turbūt priežastis yra tame, kad vėlgi tas lygtais kooperacija, čia irgi daug buvo kalbama, tos trumposios grandinės, tai lygtais teoriškai tai veikia, bet praktiškai tai yra sunkiai įmanoma, nes turbūt ūkininkui ar ūkiui, kuris ten turi keletą hektarų, ar tai uogų, ar tai daržovių, ir jam užtikrinti visus metus tiekimą, ar tai į vaikų darželį, ar į mokyklą, ir dar ten visą asortimentą turėti, tai tos sąlygos, vertinant klimato kaitos iššūkius, sausras, liūtis ir visa kita, dar laukinių paukščių žalą, tai iš tikrųjų jam ta rizika yra per didelė. Ir jis, vėlgi, kaip sako, trumposios grandinės gali tapti akmeniu po kaklu. Ir traukiasi iš pačios srities. Ir jam tai yra taip. Ir praktiškai tie tokie ūkiai, kurie bando gaminti ne tik pirminę produkciją, bet ir perdirbti, ar tai daržovės, jas sandėliuoti, raukti, ten marinuoti, kažką tai iš to gaminti jau galutinį produktą. Matom, kad jie daugiau įsitvirtina dabar nuo COVID-o, tai ir internetinė prekyba, bet mugės, turgai, tai tas sektorius, kur iš tiesų yra daug labai darbo ir jis yra toks nėra labai patrauklus, ypatingai žinant užimtumą. Nes tu rinkėjai pradės tą valstybės paramą žemės ūkiui traktuoti kaip valstybės paramą žemės ūkio oligarchams, o į ministeriją žiūrės kaip į tokią lobistinę organizaciją, kuri padeda oligarchams dar geriau gyventi. Tai šioje vietoje
vietoje turbūt situacija paprasta, kad pinigai, kurie buvo iki šiol nukreipinėjami, jie jau baigėsi, to jau nebebus ir turbūt reikia sudėti akcentus ir mes turbūt orientuojamės dabar ir vyriausybės programoje yra būtent išskirta mažieji šeimos vidutiniai ūkiai. Taip, stambus ūkis jis yra pagrindinis gamintojas, jeigu žiūrint apie turbūt ir pieną, mėsą ir grūdus, tai didieji ūkiai tą didžiąją dalį, kas yra eksportuojama, pagamina, bet vėlgi yra orientacija ne į tai, kad skatinti juos kuo daugiau gaminti, kad jie galėtų eksportuoti, bet kad jie transformuotųsi į perdirbimą. Ir tos jau užuomazgos yra, kad vis tik Lietuvoje turi būti kuriama ta aukštesnė pridėtinė vertė, nes turbūt galima lygintis mūsų grūdų sektorių šiek tiek su Venesuelos, kur lygtais turi daug naftos, bet matant bendrą valstybės turbūt žmonių pragyvenimo lygis yra pakankamai prastas, nes jie yra tiesiog žaliavinės naftos eksportuotojai. Tai tikrai mes šioje vietoje matom irgi didžiulį potencialą, kad turi būti einama į perdirbimą ir dar kažkokio tai tarpinio produkto pagaminimą. O kalbant apie mažuosius ūkius, tai yra turbūt pagrindinis dėmesys nukreipimas, kad viešieji pinigai, tas, kas yra išleidžiama vaikų darželiams, mokykloms, ligoninėms, kariuomeniai tai pačiai, tai kad tie pinigai būtų išleidžiami mūsų ūkininkų pagamintai produkcijai. Nes dabar matant viešuosius pirkimus, kai perkama lenkiška produkcija, kitų šalių, ES šalių produkcija yra pigiausios kainos ir to kiekio principų. Ir tai visiškai yra turbūt diskriminacinis mūsų ūkininkų atžvilgių veiksmas. Ne, bet ten masto ekonomika suveikia. Mes galim per kokybę konkuruoti. Tai taip ir yra tas pats, kad mūsų ūkininkai yra arti, tai turbūt tas anglies pėdsakas, tai atvežimo kaštai, plus turbūt kokybė, ką mes turime ir orientuojamės ir yra tikslas ir pirmieji darbai ir su sveikatos ministru, su švietimo ministrė, krašto apsaugos ministru, kad vis tik, tai tų mūsų, kaip ir minėjau, viešųjų pinigų srautai būtų nukreipti į mūsų vietoje užaugintos ir pagamintos produkcijos. Tai iš tiesų, o čia lygiai grečiai, kad apsaugoti ūkininką, kad jis nebūtų vienas paliktas, tai lygiai grečiai ateinama su kooperacijos pasiūlymu, kad jie turėtų galimybę sandėliuoti, saugoti, galbūt perdirbti tas pačias bulves ar kitas daržovės, šiek tiek apdoroti, nulupti, supjaustyti taip, kaip reikia galutiniam ir taip susikurti tas papildomas kelias darbo vietas ir užsitikrinti galbūt 3-5 metam tas sutartis ir tai yra tam tikras garantas. Nes tas atėjimas iš kitos pusės, kaip prisimenam, čia buvo vienas pasiūlymas, kad vidury Lietuvos pastatysim sandėlius, kur visi ūkininkai galės kažką atvežti, pasidėti, pasaugoti. Tas mechanizmas taip neveiks. Labai svarbios ir aktualios šiandien yra geopolitinės rizikos ir tai irgi ir susijęs su žemės ūkio sritimi. Taip. Ar Lietuva pajėgi šiandien apsirūpinti tą žemės ūkio produkciją kokios nors geopolitinės krizės sąlygomis ir jeigu ne, tai kur tos pagrindinės spragos ir kaip jas turėtume šalinti? Tai tikriausiai kai kurių produkcijos mes turim pakankamai ir daugiau nei pakankamai ir turbūt bet kokios, net visiškai sustojus viskam, tikrai duonos nepritrūktų. Faktas, kalbant apie pieno produktus taip pat, tik tai vėlgi svarbu tas pats principas, nes, vėlgi žinant Ukrainos pavyzdį, kaip, taikomas į didelius ūkius, ypatingai, ta prasme, energetikos infrastruktūrą naikinant, kaip nukenčia, iš tiesų padaroma didžiulė žala ūkiams, nes tie patys moderniausi, efektyviausi ir didžiausi ūkiai, kur 100 000 auginama vištų, kiaulių ar karvių didžiuliai kompleksai, kur yra nutrūkus elektros energijai, nėra patalpos vėdinamos arba šildomos, priklausomai nuo metų laiko ir ypatingai vasarą, užtenka kelių valandų, kad visa ferma tiesiog užtrokštų, išgaištų gyvūnai ir tai yra
didžiulis, kaip sakant, didžiuliai grėsmė, nes automatiškai supraskim, kiek vienoje vietoje sukoncentruota to galutinio produkto maisto. Tai svarbu, kad tai būtų energetiškai nepriklausomi, užtikrinant, kas galima su tam tikra papildoma generacija, kas yra irgi skatinama, kad būtų kuo mažiau ir daugiau išskaidytų tų ūkių. Čia tuo principu, kaip ir tas buvo planas, kad ūkininkai saugotų tam tikrą kiekį degalų, kad esant kriziniu atveju, kariškiai žinotų, kad ten ir ten pagal turimus planus yra tam tikros atsargos, kurios būtų galima panaudoti, nes tas, matant logistinės grandinės, jos irgi yra taikiniai, tai toje vietoje vėlgi tas yra bendras kompleksas. O kalbant apie mėsą, taip turbūt pagrindinis vienas iš iššūkių, nes vėlgi pas mus, žinant, ir kiaulienos mes pasigaminame tik apie pusę poreikio, kiek reikia Lietuvos gyventojams, kita pusė yra importuojama, bet ir ta pusė yra labai sukoncentruota į didelius ūkius, nes tų mažųjų kiaulių augintojų čia turbūt paseka ne tik dėl konkurencinio to pranašumo, kad didieji per tą masto ekonomiją, žodžio, išstumė mažuosius, bet ir tai, kad afrikinis kiaulių maras, ligos, tai yra vėlgi dar viena rizika ir čia netgi gali būti nebūtinai karo ar kažkokio tai pavojaus, bet ir gyvulių lygos, žinom, ir paukščių lygos, paukščių gripas, gyvulių snukio nagų, mėlyno liežuvių ir kitos, kurios lygiai taip pat gali sukelti tikrai didžiulį chaosą, kai mes nutrūksta ta grandinė, kad mūsų perdirbėjai dėl įvestų apribojimų atvežimo, išvežimo gali prarasti tiekimą ir užsidaryti tą visą grandinį. Tai turbūt čia labai svarbu išlaikyti turbūt ir institucijų efektyvumą, čia kalbu apie kontrolę, nes tas, ką ir matome paskutiniu metu atsidarius, ar tai susiję su Mercosuru, dar turbūt klausimas per ankstyvas su sutartim, kai iš Pietų Amerikos srautai atsidarė įvairių gyvulinės kilmės produktų, nes matom ir salmoneliozė, kiek čia pranešimų, kad gerbiami gyventojai, jeigu pirkot, gražinkit, nes yra nustatyta, bet kiek dar tokių atvejų mes nežinom. Tai turbūt labai svarbu ne tik tas to pirminės grandies mūsų ūkininkų perdirbėjų kontrolė nuo A iki Z ir dar dvigubai kvadratu, bet svarbu užsitikrinti apsaugą patekimo į šalį, kad mes neturėtume to užkrato iš išorės. Tai čia turbūt vienas iš vėlgi tam tikros saugos ir garanto, kad mes savo rinką apsaugojam saugiklių. Dar viena geopolitinių rizikų sritis. Ar valstybė jūsų akimis pakankamai kontroliuoja, kas superka Lietuvoje žemės ūkio paskirties žemę? Taip, čia iššūkis yra didelis ir turbūt turim du dalykus. Tai pirkti žemę yra įstatymas, lygtais atrodytų paprastiems mirtingiesiems, jums ar man, tai tas 500 hektarų ir turbūt kažkokių kitokių variantų neįsivaizduojam, bet pasirodo, kad įmonėms tai yra lengvai apeinamas saugiklis ir vyksta tie dalykai, matom, ir čia yra parlamento valia. Seimas turi įsivesti tą saugiklį ir tos diskusijos vyksta, kiek žinau, Seime tarp Seimo narių, bet turbūt tas diskusijas nustumė turbūt žemiškesnis klausimas, tai yra valstybinės žemės įsigijimas. Dabar jau pradėjęs vykti procesas, matome tarpinius rezultatus, tai tikrai kol kas nedžiugina, nes labai maži kiekiai ir turbūt pagrindinis dalykas, dėl ko tai yra biurokratinis mechanizmas, tas procesas. Iš tiesų ne tik, kad laiko prasme ilgas procesas, bet ir įvairiausių pažymų, leidimų, biurokratinių kliūčių, kad ūkininkas vieną kartą pabandęs pakelia rankas ir sako, iš tiesų geriau nusipirkti tą kažkur tai iš privataus žmogaus, ne iš valstybės, nes tai sunešioti tam tikras geležinės klumpės. Tas procesas, tai vėlgi čia turime paprastinti, nors pati idėja tikrai nėra bloga, 80% pajamų
gynybai, 20% žemės ūkiui, kur iš to galima vėlgi tas pačias paramas, tai yra daug lengviau administruojamos lėšos, kurios gali būti panaudojamos tų pačių ūkininkų tam tikriems galbūt finansiniams, tos pačios iltės paskoloms ar kitiems pagalbos mechanizmams. Procesas, kaip sakote, tai tikrai Lietuvos prakeiksmas, kur tik įsivyroja procesas, ten mes nebematome rezultatų, kad ir kokias rytį paėmė gynyba ar žemės. Taip, tai vienas iš pagrindinių ir yra mūsų ir netgi komandoje ir tikslų ir uždavinių suformuotų, vėlgi tas procesų valdymas. Trumpinimas, atsisakymas tų perteklinių biurokratinių žingsnių. Žinot, kuo baigsis viskas? Tam, kad procesas būtų suvaldytas, bus sugalvotas naujas procesas, kaip valdyti procesą. Tai daug kur taip atsitinka, jau su tuo mes susidurėm metai po metų. Taip sakant, neperšokia griovio, nesakome ne į tą pusę, ne į tą, bet lūkestis yra ir turbūt šioje vietoje, kur galiu pasakyti, tikiu, kad tai pokytis įvyks, tai kad ir pati žemdirbių bendruomenė mato, ta prasme, iš praktikos ateinantys dalykai, kurie tikrai matom, su tokiu palaikymu neįmanoma nepadaryti. Tiesiog, nežinau, ar anksčiau trūko politinės valios, ar ryžto, ar papildomų rankų, kas tą dalyką kuruotų, nes vis tik, žinom, įstatymo sėkmė irgi Seime ar priklauso nuo to, kaip ten sako, ar įstatymas turi kojas, ar kažkas jį aktyvina, neša, diskutuoja, agituoja. Tai čia vėlgi labai svarbu. Tai mes šitam tikrai planuojame skirti pakankamai išteklių ir žmogiškųjų išteklių, kad vis tik tie procesai būtų suvaldomi ir kiek įmanoma. Turbūt džiaugsimės, jeigu ta biurokratija sumažės ir kažkaip palengvės tie procesai. Tai jau daug kas džiaugtųsi, bet jie dėja nemažėja. Ir paskutinis klausimas šiandien. Grįžtame prie politikos. Demokratai atėjo į valdančiąją koaliciją, pakeitė Žemaitaičio partiją. Kas pačioje valdančioje koalicijos politikų keisis būtent dėl demokratų atėjimo ir kokie jūsų santykiai, kas jums artimesni yra pagal savo politinę pasaulėžiūrą, pagal savo ekonominę programą, ar socialdemokratai, ar vis dėlto valstiečiai ir žalieji? Turbūt mes esame centro kairės partija, tai bent jau identifikavom visai neseniai, turėjom tokį vidinę didelę vertybinę diskusiją, bet kai kuriais požiūriais matom, kad mūsų koalicijos partneriai kai kuriais klausimais yra labai dešiniai arba labai kairiai. Tai mes esame per vidurį ir turbūt nesitapatiname. O dešiniai tai valstiečiai turbūt. Taip? Kai kuriais klausimais labai, tai čia turbūt nereikia net ir išsiplėsti, bet turbūt mes esame šioje vietoje pagal savo turbūt ir kompetencijas, matymą, tai vėlgi ir tą bendrą supratimą, tai turbūt labiausiai mūsų tikslas atsižvelgti būtent ne kažkur tai, bet žiūrėti į to žmogaus poreikius, kas jiems yra svarbu ir tuos procesus, kiek galima, ką ir jau šiek tiek aptarėm, lengvinti, paprastinti, kad kiekvienas žmogus galėtų tapti dalimi tos turbūt valstybės gerovės, nes ne tik, kad kažkokiu ataskaitų rengėjų ar kažkokiu tai paramos prašytojų, bet ar stovėtojų eilėse, kas dažnai čia ir turbūt apie gydymo įstaigas, bet turbūt Linas pats papasakos atėjęs jums laidoje, bet tam tikrus prioritetus išsikėlėme bendrai ir tai turbūt yra mūsų bendras tikslas, o turbūt vertinsim po metų ar dviejų, kiek čia ta kadencija, kai baigsis kadencija. Mes dar gerokai anksčiau galėsim pasikalbėti ir įvertinti, kaip ministrui Kęstučiui Mažeikai sekasi kovoti ministro poste su jo didenybe visagalių procesu. Ačiū. Ačiū.